Galbūt ne tiek panašus į Richardas Dain, turėtumėm vadinti 100%. Jūs dar kart matote epizodo pakartojimą. Veteranas, varžovų vartininkas, traukia kamuolį iš vartų. Dar vienas šansas. Vidas Alunderis. Sugrįžo po traumos, turbūt buvo atsigavęs. O dabar pažiūrėkime, kaip be jo komandos draugai rengia ataką. Stankevičius. Na, tam pačiam šlūpčiajam Veličkai. Danilevičius, gražus smūgis. Nutraukta 18 pralaimėtų rungtynių serija. Danilevičius, gražu, Verbstės smūgis. Žaidėjas, kuris šiame atrankos cikle muša trečią įvartį. Rezultatyviausias visų laikų Lietuvos padaro tai, ko labai laukia Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Rezultatas 1-0, sužaidus 20 minučių ir jei dar apie tą pergalės traukinį, papasakosiu šiek tiek vėliau, kol kas galite tiesiog pažiūrėti tuo, kaip Danilevičius į patį vartų kampą nuginkluoja varžovų vartininką ir rezultatas tampa 1-0 mūsiškių naudai. Laiku, labai laiku. Vienas įvartį, jie tą turės daryti kur kas dažniau. Danilevičius, Veličkai. Prieš Veličką ir Danilevičių 4, net 7 varžovai. Na, kas padės mūsiškiams? Jau tų žmonių yra kur kas daugiau. Dabar vėl stengiamasi atiduoti kamuolį Mikoliūnui. Jo, klaidinami judesiai. Danilevičius, dar kart Mikoliūnas krenta baudos aikštelėje. Prieta nelabai sėkmingai. Galbūt net toje nebuvo ideali situacija jam, o dabar perdavimas buvo atliktas jau. Tikrai kilus. Į baudos aikštelę, ten Kšanavičius nesmūgiuoja iš kartų. Puikiai. Savo stipriosiamis pusėmis. Mikoliūnui tikrai palinkėčiau, jis tikrai tiek darbo, tiek pastangų įdeda. Beje, jei ne ta raudona kortelė, jei ne ta rungtynėse su serbais, turbūt galėtumėm rašyti, nes priekinės linijos žaidėjai vienas kito, su kamuoliu jau svečiai. Leidžia su kamuoliu. Pilibaitis, Velička. Stankevičiui, seniai laukia Stankevičius dešinėje kamuolio į baudos aikštelę. Į dešinę. Tačiau dabar buvo šansas įmušti kairę koją ir jo stipriąją koją. Dėja to šansų nepasinaudoti. Štai, rungtynė. Ir tai jau ne pirmą kartą, iš tikro. Dar kartą Kšanavičius, smūgis į vartus. Pataninkui tada jau buvo labai sudėtinga. Štai, namų darbas. Kšanavičius Dedūrai. Alunderis. Farerų salų komandų. Rezultatą jūs matote savo ekranuose, o man beliko priminti, kad vienintelio įvarčio autorius kol kas yra rinktinės kapitonas Tomas Danilevičius. Šiek tiek apie pirmąjį kėlinį. Čemberas. Stankevičiui. Na, bent jau iš antrojo kėlinio pradžios atrodo, kad Stankevičius besiginančią naudai, be jokios abejonės taip. Velička su kamuoliu. Kšanavičiui, vėl Velička! Įspūdingas šansas. Dar kartą jūsų ekranuose šis epizodas. Puiki proga. Na, iš tikrųjų. Tačiau šioje situacijoje turėtumėm pripažinti, kad Mindaugas Kalonas bus šviežesnis už savo varžovą. Velička su kamuoliu! Ir rodo, kad ranka žaidžia varžovas. Būtų labai įdomu, bent jau čia iš komentatorių, kurie kūno dalimi dabar sužaidė Veličkos varžovas. Čia Velička ir įmanoma, kad žaidimai gyvatvorė, kurią išrikiuoja varžovų vartininkas Stankevičius. Patyrusiam Farerų salų vartininkui. Jam pasiseka. Pažiūrėkime, dabar nelabai sena yra Lietuvos rinktinės aikštės pusėje, perdavimas į baudos aikštelę. Šansas varžovams. Ir apsigina Alunderis, kuo greičiau reiktų atsikratyti kamuolio čia arti savo baudos aikštelės, labai daug žaidėjų.
Dabar turbūt Dabar trys sakyti puolėjai nereikia. Farero. Farero ataka, ji dar nesibaigė. Na ir dabar griaunamas Davidas Čemberas. Na ir šioje situacijoje geltoną kortelę visai pravers. Nes iškart sukelia aistras paskutinysis epizodas. Visiškai aišku buvo, kad ne į kamuolį dabar žaidžia Farero salų futbolį Mikoliūnas. Saulius Mikoliūnas. Vėl. Turbūt dar neina į aikštę. Pirmiau varžovo ataka. Lietuviai apsigina. Kalonas turėtų spėti prie kamulio. Mikoliūnui. Mikoliūnas įsilaiko ant kojų. Net duoti reikia kamuolį Danilevičiui. 2 prieš 1 varžovų vartininką. Danilevičius ir... Kodėl? Pagailėjo. Gaila. Aišku, kas jau kas. Tačiau Danilevičius tokių epizodų ir tokių įvarčių yra mušęs. Prisiminkime ir Stankevičius aikštės viduryje toli Danilevičiui. Mikoliūnas sugeba atkovoti kamuolį Danilevičiui. Šis Kalonui. Smūgiuoti nėra galimybės. Dar kart Mikoliūnas. Na, atrodo, kad slidi yra aikštė, nes elementariose vietose slysta lietuviai. Labiau tikėtina, kad tai buvo smūgis. Čempionato atrankos varžybose. Tegul 1-0, tačiau tai yra pergalė. 3 taškai į rudenio ciklo čempioną. Ir iki to trūksta nedaug. Trūksėkimės ir sėkmingos šio ciklo pabaigos pavasarį. Ir atsisveikiname bent jau su Lietuvos rinktinė. Bus dar draugiškų rungtynių, tačiau jau